Gerbiami dalyviai, džiaugiamės, kad pasirinkote dalyvauti Erasmus+ programos finansuojamame ES projekte klinikinės elektrostimuliacijos svarba kineziterapijoje ir reabilitacijoje. Pagrindinis projekto partneris yra Pamukkale's universitetas iš Turkijos. Kiti projekto partneriai yra Turkijos universitetai Hatay Mustafa Kemal universitetas, Başkent universitetas, Süleyman Demirel universitetas bei Budur Mehmet Akif Eroi universitetai. Partneriai iš Rumunijos yra universitetas iš Krajovos bei Šiaulių valstybinė kolegija, kuri atstovauja Lietuvai. Mūsų projekto partneriai yra kineziterapeutų asociacijos iš Turkijos, Rumunijos, Lietuvos ir Estijos. Noriu Jums pristatyti antrąjį modulį elektrostimuliacijos srovės ir 2.1 submodulį galvaninė srovė. Šį submodulį parengė Krajovos universiteto fizinio lavinimo ir sporto fakulteto fizinės terapijos ir sporto medicinos katedros docentė Ilija Eva. Šitą modulį pristatys Šiaulių valstybinės kolegijos reabilitacijos katedros docentė Vaida Aleknavičiūtė Ablonskė. Įvadas. Srovė tai elektros krūvos srautas, dažnai nešamas laisvųjų elektronų ir tekantis medžiagoje ar grandinėje. Srovės stipris yra matuojamas amperais. Tai yra elektringųjų dalelių, pavyzdžiui, elektronai, teigiami bei neigiami jonai judėjimas. Rekomenduojama, kad gydomaisiais tikslais naudojamos srovės stipris neviršytų 80 arba 100 mA. Nuolatinės elektros srovės naudojimas gydomosioms reikmėms vadinamas galvanizacija. Nuolatinę srovę galima generuoti cheminiu, mechaniniu arba termoelektriniu būdais. Galvaninė srovė. Galvanizacija – tai gydymas nuolatinė žemos įtampos ir mažo stiprio elektros srove. Tai yra vienas seniausių elektros terapijos metodų. Taikant galvaninę srovę, elektrocheminiai procesai vyksta grandinės poliuose. Kai elektronai juda link neigiamo polio, jie sukelia fiziologinius pokyčius taikymo vietoje. Šis sąveikos procesas yra svarbus galvaninės srovės terapiniams efektams. Galvaninės srovės bangos gali būti impulsinės arba nesilpstančios. Tai priklauso nuo elektronų srauto krypties. Elektrocheminis poveikis grandinės poliuose pasireiškia tada, kai elektronai juda link neigiamo poliaus ir pritaikymo vietoje sukelia fiziologinius pokyčius. Galvaninės srovės terapija – tai srovės panaudojimas siekiant fiziologinių pokyčių audiniuose. Pavyzdžiui, jonoforezės metu jonizuoti preparatai įvedami į audinius. Tokiu būdu pasiekiamas vietinis elektrocheminis bei daug platesnis vazomotorinės sistemos poveikis, kai paveikiamas kraujo ir limfo pasiskirstymas. Tačiau šiuos procesus būtina gerai išmanyti, dalyvauti mokymams ir būti atsargiems. Prieš bandydami atlikti bet kokio pobūdžio gydomosios elektros terapijos procedūras yra būtina pasitarti su kvalifikuotu specialistu. Įranga. Elektros terapijoje naudojami įrenginiai kaip potenciostatas, galvanostatas. Būtent tokie įrenginiai padeda įvesti gydomosioms reikmėms naudojamą nuolatinę srovę. Puslaidininkiai užtikrina gerai pasirinktą ir nuolatinę srovę su moduliuotomis srovės bangomis. Pažangūs įrenginiai leidžia naudoti įvairių tipų srovę. Vieną iš įrenginių pavyzdį jūs matote 3 paveikslėlyje, tai būtent galvaninės srovės įrangos įrenginys. Ir įranga priklauso nuo naudojimo reikmių. Būtina vadovautis gamintojo nurodymais ir pasitarti su kineziterapeutu. Kineziterapeuto kompetencija užtikrina tinkamą prietaiso naudojimą, optimizuoja saugumą ir veiksmingumą terapinėse intervencijose. Nuolatiniai sroviai įvesti naudojama įranga. Tai galvaninis stimuliatorius, skirtas įvesti galvaninę srovę. Jį sudaro maitinimo šaltinis, valdikliai ir elektrodai. Antrasis tai būtų elektrodai. Jie gali būti įvairių dydžių ir formų. Gali būti padelis, kempinėliai, didesni, mažesni ir apvalūs, kvadratiški ir taip toliau. Ir būtent elektrodai ant kūno yra dedamos laidžiosios medžiagos. Trečiasis tai yra laidusis gelis arba elektrodo tirpalas. Jisai didina laidumą tarp elektrodų ir odos. Tokiu būdu užtikrinamas geras elektros impulso signalas į giliuosius audinius. Laidai ir jungtys perneša srovę iš įrenginio į elektrodus. Na ir saugos įtaisai riboja srovės stiprį, reguliuoja intensyvumą, matuoja laiką.
Veikimo mechanizmas ir fiziologinis poveikis. Pirmoje lentelėje numatomos galvaninės srovės panaudojimo elektrocheminio ir fiziologinio poveikio rezultatai. Tai pirmiausia, pradėsime kalbėti apie elektrocheminį poveikį. Nuo teigiamo poliaus arba anodo, kuris pritraukia rūgštis ir pritraukia deguonį. Neigiamas polius, katodas, pritraukia šarmus ir pritraukia vandenilį. Kai kalbame apie fiziologinį poveikį ir teigiamų polio arba anodo veiksmingumą arba įtaką, tai jis stabdo kraujavimą, palengvina ūminį uždegimą, dehidratuoja audinius, siaurina arterioles, sumažina nervų dirglumą. Tuo tarpu neigiamas polius arba katodas skatina kraujavimą, siaurina arba dirgina audinius, palengvina lėtinį uždegimą, išplečia arterioles, padidina nervų dirglumą. Teigiamo poliaus galvaninė srove galima gauti fiziologinį poveikį, panašų į šaltų kompresų poveikį. Tuo tarpu neigiamas polius primena karštus kompresus. Norint gauti polinį efektą, reikia 2 skirtingų dydžių elektrodų, iš kurių mažesnis veikia kaip aktyviosios dalies elektrodas ir yra paprastai neviršintis didesnio elektrodo pločio pusės. Laikantis taisyklės dėl miliamperų, užtikrinama, kad amperažo tankis išliktų ne didesnis kaip 1 miliamperas viename kvadratiniame centimetre aktyviosios elektrodo dalies. Dėl didesnio srovės tankio mažesnis aktyviosios dalies elektrodas sukelia ryškesnį polinį efektą, lyginant su didesniu elektrodu. Norint nustatyti neigiamą polių, galima naudoti metodą, kurio metu leidžiant laidus į druskinto vandens indą ir palaipsniui didinant srovę, kol iš laidų pradeda kilti burbulai. Neigiamas polius pritraukia neigiamai įelektrintus vandenilio jonus, kurie, skiriantis nuo teigiamo poliaus, sukelia daugybę mažų burbuliukų. Veikimo mechanizmas ir fiziologinis poveikis. Galvaninė srovė. Galvaninė srovė įveda krūvį nešančius ir jonizuotus preparatus į kūno audinius. Teigiamas polius įveda teigiamą krūvį nešančius preparatus, kaip 4 paveikslėlyje pavaizduota, o neigiamas polius įveda neigiamą krūvį nešančius preparatus. Elektros srovė daugiausiai įvedama 1 mm į dermą. Tada vaistas plinta per kapiliarinę cirkuliaciją į didesnį audinio plotą. Ir nors srovės prasiskverbimo gylis ir joninės dispersijos plotis yra santykinai nedideli, kai kurie mano, kad srautas sukurtas lauko efekto gali turėti įtakos joninėms molekulėms didesniuose gyliuose. Veikimo mechanizmas ir fiziologinis poveikis, kuris pasireiškia per fiziko-cheminius audinio pokyčius, kurie atsiranda dėl biologinės elektrolizės, tai yra jonų judėjimas elektriniam lauke, jonoforezės, jonų nešimas per audinius, elektrolizės, junginių suardymas į jonus, leidžiant per juos elektros srovę, elektroosmozės, skysčių judėjimas audiniais dėl elektrinio lauko, membranos potencialo pokyčiai, pakitęs visų ląstelių membranos potencialas, neuroraumeninių sužadinamumo moduliacija, tai yra paveikiamas nervų ir raumenų sužadinamumas. Taip pat per šiluminį poveikį srovės tėkmės kuriama šiluma. Elektromagnetinė indukcija, tai indukuotosios srovės per kintantį magnetinį lauką. Ir audinio sudėjimo pokyčiai, tai yra cheminio sudėjimo pokyčiai atsirandantis audinyje. Veikimo mechanizmas ir fiziologinis poveikis. Tai būtent elektrostimuliacijos sukelti fiziologiniai kūno pokyčiai. Pirmasis tai yra sensorinių nervų skaidulos. Galvaninė srovė sukelia dilgčiojimą, intensyvesnė srovė malšina skausmą. Antrasis veikia motorinių nervų skaidulas. Galvaninė srovė pagerina motorinių nervų skaidulų sužadinamumą, tinka raumenims ir jų aktyvinimui. Taip pat veikia ir centrinė nervų sistema. Galvaninė srovė veikia reflekso aktyvumą ir jo sužadinimą. Ir kraujotakos sistema, galvaninė srovė veikia kraujotaką.
Toliau, kalbant apie veikimo mechanizmus ir fiziologinį poveikį, būtina pakalbėti ir užsiminti apie Kortlingai, kuris 1937 metais pasauliui pristatė bendrąją ir centrinę galvanizacijos technikas. Bendroji galvanizacija, ją atliekant vienas elektrodas yra uždedamas ant kryžkaulio, o kitas elektrodas judinamas palei stuburą ir galūnes siekiant pagerinti limfos apytaką. Tuo tarpu centrinės galvanizacijos atveju stacionarus elektrodas yra uždedamas ant saulės rezginio, tokiu būdu siekiant pagerinti limfos apytaką. Centrinės galvanizacijos tikslas taip pat yra skatinti limfos cirkuliaciją. Abu bendrosios ir centrinės galvanizacijos metodai naudojami skatinti limfos srautą, kuris yra labai svarbus imuninėje sistemoje ir toksinų pašalinime iš organizmo. Bendroji ir centrinė galvanizacija yra bendrosios galvaninės srovės plačiai taikomos medicinos dalimi. Ir siekiant palaikyti viso organizmo sveikatą ir gerovę, būtent šios dvi technikos arba metodikos yra nuolat kaitaliojamos atsižvelgiant į paciento poreikius ir ligos sunkumą. Galvaninės srovės paskirtis. Elektros terapija, naudojant galvaninę srovę, gali būti taikoma įvairiausiams sutrikimams. Pirmasis tai yra raumenų reabilitacijos procese. Būtent taikant elektros terapiją, besilpusiems raumenims arba nervinę pažeidą patyrusiems raumenims yra skatinamas jų susitraukimas. Audinių gijime ir edemos mažinime elektros stimuliacija taikant galvaninę srovę skatina kraujotaką, prisotinimą deguonimi ir kraujo bei limfos apytaką, o tai padeda gydyti ir mažinti edemą. Jonoforezės atveju, tai būtent naudojant elektros stimuliaciją, naudojant galvaninę srovę, tai padeda įvesti tikslinius preparatus į audinius per odą. Tokiu būdu vėlgi yra skatinamas greitesnis gijimas. Na ir skausmo valdymo procese, tai nervų aktyvumo moduliacija vyksta siekiant palengvinti ūminį arba lėtinį skausmą. Ir taikant elektros stimuliaciją skatinamas endorfinų išsiskyrimas ir veikia nervinius signalus. Raumenų reabilitacija. Galvaninė srovė neigiamame polyje mažina motorinių nervų skaidulų sužadinamumo slenkstį, taip skatindama raumenų susitraukimus ir parengdama denervuotus raumenis žadinančioms srovėms. Vienas iš pavyzdžių, kaip gali būti uždėti elektrodai ant rankos, yra pateikti 5 paveikslėlyje. Būtent skatinamo poveikis padidina neuromotorinės stimulacijos sužadinamumą neigiamame polyje. Dėl galvaninės srovės poveikio motorinių nervų pluoštams raumens atsistatymo metu, naudojant teigiamą polių kaip aktyvųjį elektrodą, motorinių pluoštų sužadinamumo slenkstis didėja, todėl jų sužadinamumas padidėja. Tokiu būdu bus galima stimuliuoti motorinius pluoštus ir sukelti raumens susitraukimą. Tyrimai įrodė, kad staigus srovės intensyvumo sumažėjimas ar padidėjimas yra pakankamai svarbus stimulas, skatinantis greitą raumens susitraukimą. Galvaninės srovės stimuliacinis poveikis motoriniams nervų pluoštams naudojamas praktikoje, paruošiant denervuotus raumenis sužadinimo srovėm. Nuo neigiamą polių, kai jis yra naudojamas kaip aktyvus elektrodas, registruojamas motorinių pluoštų sužadinamumo slenkstis. Todėl šių motorinių pluoštų sužadinamumas padidėja. Tokiu būdu bus galima stimuliuoti motorinius pluoštus ir sukelti jų susitraukimą. Raumenų reabilitacija. 6 paveikslėlyje jūs matote, kaip gali būti uždėta elektrodų aplikacija taikant galvaninę srovę, kai yra sėdimojo nervo neuralgija. Tai gydant sėdimojo nervo neuralgiją, ant šio nervo srities skersai arba išilgai dedama galvaninė įranga. Jeigu skausmas apsiriboja šlaunies ar blauzdos srityje, vienas elektrodas dedamas ant juosmens, o kitas ant tolimosios šlaunies ar išorinės blauzdos pusės. Kaklo ir plaučių srities galvanizacija atliekama gydant kaklo ir žasto srities nervų rezginio neuralgiją.
Įvairiose srityse pasireiškiančios mialgijos ir neuromialgijos gydymui teigiamą elektrodą reikėtų dėti ant nugaros šalia aktualios neuroraumeninės srities, o neigiamą elektrodą ant skausmingos raumenų srities. Naturopatinės indikacijos ir pritaikymas. Naturopatinėje medicinoje galvanizacija ir ionoforezė naudojamos įvairioms būklėms gydyti. Pavyzdžiui, esant tulžies drenavimo, kepenų funkcijos gerinimo ir detoksikacijoj, kraujavimo, karpų ir grybelių infekcijų gydymų valdymui, suragėjusios odos šalinimui ir neskausmingų opų gydymui, rinito, šienligės, vidurinės ausies uždegimo gydymui, kaip papildomas dismenorėjos, pūlinių, amenorėjos, bronchito, kolito ir kitų ligų gydymui, kaip papildoma priemonė. Gydymas galvanine srove taip pat padeda ardant adhezijas, mažinant tinimą ir valdant uždegiminės ligas. Šis gydymas naudojamas kaip papildoma terapija gydant ligas tokias kaip migrena, neuralgija, impotencija, šlaplės susiaurėjimas, dantų skausmas ir kitos ligos. Išvardinti pritaikymo būdai parodo didžiulį gydymo galvanine srove potencialą naturopatinėje medicinoje. Panaudojimo metodai. Plokšteliniai elektrodai, tokie kaip pavaizduoti 7 paveikslėlyje, gali būti, tai yra plokščios tiesiai ant odos dedamos plokštelės. Teigiami ir neigiami poliai išdėliojami atsižvelgiant į siekiamą gydomąjį efektą. Taip pat gali būti naudojama elektroninė arba galvaninė vonelė, tokia kaip yra pavaizduota 8 paveikslėlyje. Visas kūnas arba jo dalis panardinama į elektrodais pripildytą vonelę. Galvaninė srovė įvedama per panardintus elektrodus. Tokiu būdu yra užtikrinamas gydymas. Taip pat gali būti taikoma ir dalinė keturvietė galvaninė vonelė, tokia kaip pavaizduota 9 paveikslėlyje. Konkrečios kūno dalys panardinamos į atskiras voneles, iš kurių kiekvienoje yra elektrodas ir elektrolitų tirpalas. Tokiu būdu galvaninė srovė veikia skirtingas tikslines kūno sritis vienu ir tuo pačiu metu. 10 paveikslėlyje matote pavaizduotą ionoforezę. Tai yra preparatų įvedimas galvaninę srovę per odos sluoksnius. Elektrodai dedami ant odos, preparatai pasiekia gydomąją sritį. Galvaninė srovė perneša gydomosius preparatus į audinius, tokiu būdu užtikrinant gydomąjį efektą. Atsargumo priemonės ir kontraindikacijos taikant galvaninę srovę. Pirmiausia, tai yra srovės stiprio laikymasis. Reikia vengti per stiprios srovės, kad pacientas nenudegtų ir nesijaustų nepatogiai. Antroji, tai yra alergiškumas. Prieš gydydami jonizuojančiais preparatais būtina išsiaiškinti, ar pacientas nėra alergiškas preparatams, kuriuos jūs ketinate įvesti per odą į jo organizmą. Trečiasis, sutrukinėjusi oda. Elektrodus reikia dėti ant nepažeistos ir švarios odos. Vietos, kurios yra pažeistos, kurios yra traumos ar žaizdelės, jos negali būti padengtos elektrodais. Ketvirtasis, elektroniniai implantai. Negalima taikyti elektros terapiją pacientams nešiojantiems elektroninius implantus, pavyzdžiui, širdies stimuliatorius ar neurostimuliatorius, kadangi taikoma elektros srovė išderins šių elektroninių implantų prietaisų veikimą. Penktasis, sutrikusi skausmo pajauta. Būkite atsargi su pacientais, kurių skausmo pajauta yra sutrikusi. Neuropatija, nes jie gali neduoti tikslaus grįžtamojo ryšio. Tai yra, paciento jutimui sumažėjus, jūs galite taikydama gydomąjį gydymą sukelti jo odos pažeidimą. Ir kiekvieno atvejo įvertinimas, paciento ligos istorija ir tinkamas gydymo technikos taikymas užtikrina gydymo galvaninės srovės saugą. Tokio gydymo tinkamumo ir saugos pasitarkite su gydytoju arba kineziterapeutu, jeigu jūs nesate užtikrinti. Šioje skaidrėje matote šaltinius, kurie buvo panaudoti parengiant šį pristatymą ir šias skaidres. Ačiū visiems, kad domitės klinikinės elektrostimuliacijos arba kineziterapijoje ir reabilitacijoje. Šioje skaidrėje matote visus projekto partnerius prisidėjusius prie projekto rezultato įgyvendinimo.